Sveiki, pagaliau pavasaris, šviečia saulė ir nusprendžiau išlysti iš ofiso ir pakalbėti apie naujausią išmanų telefoną gamtoje. Šiandien mano rankose OnePlus 12 flagmanas ir Hasselblad kamera nugarėlėje. Kaip fotografuoja ir filmuoja šis flagmanas, plačiau apžvalgoje. Pabrėžti, kad ši apžvalga filmuota tik OnePlus 12 flagmanais. Vienas mano rankose ir vienas mano draugo rankose. Ačiū jam, kad jis man padės šią apžvalgą nufilmuoti. Trumpai apie privalumus. OnePlus 12 turi labai šviesų ekraną ir saulėtą dieną be vargo viską matysite. Vidinė atmintis OnePlus 12 flagmane dabar net iki 512 GB, todėl vietos užteks viskam. Ir žaidimams, ir nuotraukoms, ir video failams. Patiks ir tai, kad pakuotė rasite 100 W įkroviklį, kuris telefoną įkraus pakankamai greitai, užteks vos 30 minučių, o baterija net aktyviai naudojantiems atlaikys visą darbo dieną. Man kaip Delfi TV operatoriui svarbiausia kameros. 4 metai su Hasselblad kompanija pagaliau davė vaisių. Nuotraukos išties puikios, o teleobjektyvo kamera pagaliau gali konkuruoti ir su kitais Android flagmanais. Pati kameros programėlė kiek kitokia nei kitų išmaniųjų telefonų, tačiau išskirti galėčiau kelis fotografavimo režimus. Expand režimas, ilga ekspozicija ar master pasirinkimas. Su pagrindiniu ar master fotografavimo režimu yra padidintas ryškumas bei uždėtas vinjetės efektas. Jei renkatės auto nustatymus, su rankiniais nustatymais galite viską kontroliuoti pagal savo poreikius. Išbandykite. Gerai tai, kad atsidarius kameros programėlę galima rinktis keletą fotografavimo trumpinių. Itin plataus kampo kamera, pagrindinė kamera, 2 kartų skaitmeninis priartinimas, 3 kartų optinis priartinimas ir 6 kartų skaitmeninis priartinimas, kuris atrodo išties puikiai. Taip pat galima rinktis priartinimą iki 120 kartų, bet šito daryti nerekomenduoju. Geriausia naudoti maksimaliai 10 kartų priartinimą, kuris kartais taip pat atrodo pakankamai gerai. Taip pat visada rekomenduoju fotografuoti tik tais tomis kameromis, kurios turi išmanus telefonas, itin plataus kampo, pagrindinę arba teleobjektyvą ir naudoti tik siūlomus išmaniojo telefono trumpinius. Tuomet kokybė visada būna geriausia. Filmavimas OnePlus 12 išmanioji geras, tačiau vis dar nėra tobulas. Filmuoti galima be abejonės automatiniu režimu, ką daugelis ir daro. Tačiau taip pat yra pasirinkimas ir filmo režimas, kurį siūlyčiau išbandyti. Ten yra visi rankiniai nustatymai. Keista tik tai, kad pasirinkus filmo režimą galima filmuoti tik 21:9 formatu. Dar vienas geras dalykas, kad priekinė kamera pagaliau OnePlus modelė gali filmuoti 4K raiška iki 30 kadrų per sekundę. Taigi visumoje OnePlus 12 išmanusis išties puikus šių metų flagmanas ir vertas jūsų pasirinkimo. Man labai patiko nuotraukų kokybė, ilgai tarnaujanti baterija, šviesus ekranas ir 512 GB vidinės atminties. Nepatiko tai, kad šis išmanusis turi lenktą ekraną. Man labiau patinka plokščias išmaniojo telefono ekranas. Ir dar vienas minusas, kad šis išmanus telefonas nėra pilnai apsaugotas nuo vandens ir dulkių, todėl vasarą su šio telefonu nerekomenduoju maudytis. Dar vienas pastebėjimas. OnePlus 12 galėtų pretenduoti į slidžiausio išmaniojo telefono titulą, todėl be dėklojo tikrai nenešiočiau.